Asta Ziedinienė ir šiandien noriu pakalbėti apie mūsų veiduką, apie tai, kaip jį paruošti, kad jis būtų gražus, kad jis būtų švytintis ir kad gražiai dengtųsi makiažo priemonės. Kad gražus būtų jūsų makiažas, jums pirmiausia reikia pradėti prižiūrėti savo veido odą. Tai pirmiausia, aš turiu sistemą, kuris susideda iš penkių žingsnelių, kuris netelpa į mano delną ir papasakosiu apie kiekvieną atskirai. Tai yra, pirmiausia, mes pradedame prausti savo veiduką ne vandeniu, o prausikliu, nes vien vanduo mūsų veiduko nenuplaus. Tai rekomenduoju Tamwise 3D sistemą, kuri prasideda nuo pirmo žingsnelio, tai yra nuo prausiklių. Mes turime kelių rūšių, tai yra pagal odos tipus, tai yra sausa normali oda ir mišri riebi oda. Aš turiu mišrios riebios odos, nes aš naudoju šią sistemą. Šis prausiklis yra gelinės konsistencijos. Jisai gelinės konsistencijos, labai fainas, labai klampus ir tiek tai reikia, kad mes galėtume nuprausti savo veiduką. Mums šito prausiklio reikia labai nedaug ir mūsų veiduką nupraus tikrai švariai. Po to eina kitas žingsnelis, tai yra plakių kremutis. Jis turi tokį snapelį, su kuriuo mes dedam ant bevardžio pirštuko mažą žirniuką, tada tą žirniuką paimsim, pašildysim tarp pirštukų ir masažuosim į plakių zoną. Nes puikiai žinot, kad plakių zona ir lūpų zona yra pati ploniausia ir yra pati jautriausia. Tai šitas zonas reikia prižiūrėti kitaip. Tai yra skirtingos priemonės, kas yra į pakius, kas yra ant veiduko. Tai va, sekantis žingsnelis, jeigu mes prausiamės ryte, mes naudosim dvi priemonės, tai yra jauninanti priemonė ir yra su SPF 30 filtru ir derinukas yra toks. Pirmiausia, dedame šitą kremuką, tada dedame šitą kremuką. Tai yra tokios konsistencijos, čia jauninanti priemonė, o čia yra su SPF 30. Matot? Labai miela konsistencija ir labai gerai įsigeria į veiduką. Ir rekomenduoju kiekvienai moteriai naudoti šitas priemonės ir atrodyti tikrai nepriekaištingai. Vakare mes naudojam atvirkščiai. Vakare mes naudosim naktinį eliksyrą ir jauninantį priemonę. Tai yra pirma šitas eina, po to šitas eina. Irgi eliksyras turi granulės, tokios yra granulytės, tai yra įkapsuliuoti vitaminai. Ir kai mes spaudžiam tūtelę, tai snapelį, tada vitaminai prasprogsta, tiksliau kapsulytė išsprogsta ir neša į gilesnius odos sluoksnius, kad patektų vitaminai į giliau. Ir šitas komplektas, šitas 5 žingsnių rinkinukas, rekomenduoju jį nuo 20 metų jau drąsiai galima iki pat 45 plius. Tai va taip va, tiek žinių apie šį komplektuką. Ir mielosios, jeigu jūs neturite savo grožio konsultantės ir nesat pati grožio konsultantė, galite pas mane įsigyti šitas priemonės ir puošti save, pasidovanokit savo, kad būtų veidelis dailus, skaistus ir mylėkit save, nes niekas kitas to nepadarys už jūs. Tai ką, merginos, moteris, linkiu, kad naudotumėt priemonės ir galite drąsiai klausti, atsakysiu, kas neaišku, atsakysiu kiekvieną jūsų klausimą ir sakau jums iki kito karto ir linkiu gražios jums dienos.